Okay, I want to say 7. We'll talk first house church. Na, pirmiausia, apie namų bažnyčią pakalbėsim. Maybe I should give you an update of Church Without Walls. Ir aš gal tiesiog atšviežinsiu, papasakosiu situaciją, kokia yra dabar. Those that are in some form of relationship with us. Tiems, kurie turi kažkokius santykius su mumis. There are house churches in Iran. Yra namų bažnyčių Irane. About 200 people. Apie 200 žmonių. And the number of house churches changes from time to time. Ir tas namų bažnyčių skaičius laikas nuo laiko keičiasi. Some have been imprisoned. Kai kurie papuola į kalėjimus. Some have experienced great blessing in prison. Kai kurie patiria labai didžiulių palaiminimų būdami kalėjimuose. Our main leader was sentenced to 1 year in prison. Ir vienas iš pagrindinių mūsų lyderių buvo metam uždarytas į kalėjimą. But while he was in there, the Lord started healing the guards who were guarding him. Ir tuo metu, kai jisai buvo kalėjime, Viešpats pradėjo gydyti tuos prižiūrėtorius kalėjimo, kai jisai ten buvo. And their family members at home. Ir jų šeimų narius namuose. And they began calling this man who was the pastor, they began calling him Papa. Ir tą pastorių jie pradėjo vadinti Papa. They refused to lay hands on him, to touch him or harm him. Ir jie tada nustojo jį kelt ranką prieš jį ir liesti jo. And after 108 days, they let him go. Ir po 108 dienų jį išleido. Yeah. There's a house church in Riyadh, Saudi Arabia. Ir yra Riyade namų bažnyčių Saudo Arabijai. They have to be very, very secretive. Kurios yra labai slaptos. Mongolia. Mongolijoje. I remember one time they were watching some videos of mine. Some videos, and the temperature was like -20. Ir jie kartą žiūrėjo mano įrašus video ir buvo -20 laipsnių temperatūra. And they were sitting there in a cold block building. Ir jie sėdi tam šaltame blokiniam name. Watching teaching. Ir stebi tuos mokymus. For hours. Su užsidegimu valandas. They were rejoicing that it was warm enough. Ir jie džiaugiasi, kad buvo pakankamai šilta. Amazing. Nuostabiai. There are new house churches in several cities in Australia. Yra taip pat namų bažnyčių keliuose miestuose Australijoje. We find many house churches start very, very simply. Ir namų bažnyčios prasideda labai paprastai. Someone will invite a friend over for a meal. Ir paprasčiausiai kažkas pasikviečia draugą pietum. They'll pray. Jie pasimeldžia. They'll worship. Pašlovina. They think, let's do this next week. Ir tada sako, pakartokime tai kitą savaitę. Many house churches start just like that. Ir labai daug bažnyčių taip prasideda tokiu būdu. These are not people who are against the auditorium church. Ir tai žmonės, kurie ne prieš auditorinės bažnyčias. They're not hurt. Jie nėra sužeisti. They just want more of God. Jie paprasčiausiai nori daugiau Dievo. They want more than 4 songs, announcements, offering, sermon. Jie nori daugiau negu 4 giesmės, skelbimas, pamokslas. I'll share with you briefly about how the Lord taught me about worship. Aš jums dabar trumpai pasidalinsiu, ką Viešpats išmokė mane apie šlovinimą. And this is where I want to encourage you in your home meetings to let worship flow. Ir aš noriu, kad jūs leistumėte namų susirinkimuose tekėti šlovinimui. The church was having a musician to give a Wednesday night concert. Ir bažnyčia turėjo ketvirtadienį tokį muzikantą, kuris turėjo pravesti tokį kaip koncertą. The pastor had it on a basketball court. Ir pastorius tai suorganizavo krepšinio aikštelėje. So it was a rectangle like this room.
Ir jis buvo toksai stačiakampis, kaip va šitas kambarys dabar. So let's say the band was set up against this wall. Ir tarkim, ta grupė šlovinimo to koncerto buvo prie sienos šitos. And then the people, about 1,500, were set up in a semicircle like this, facing this way. Apie 1,500 žmonių tiesiog buvo susodinti tokiu pusapskritimiu aplink tą sceną. I was standing at the back. Ir aš gale stovėjau. There was a sound booth at the back. Ir gale buvo toksai kaip garso atsimušimas, atotranka. I'm recognizing more people. I Daugiau atsimenu haven't seen in žmonių. a while. So the sound system was there. I was standing at the back. Ir čia sistema garso, aš gale stovėjau. I wanted to go have a hamburger. I didn't want to be there. Ir aš nenorėjau visiškai ten būti, norėjau hamburgerį suvalgyti. My youngest son was 14 at the time, and he wanted to go to the concert. Bet mano sūnus jaunesnis buvo 14 metų ir jisai norėjo į tą koncertą ateiti. It was that guy. Years ago, he did a song, Yes, Lord, Yes, Lord. Ir tai yra tas Remember that song, Yes, Lord, Yes, vyrukas, Lord? kuris sukūręs yra tą Yes, dainą. Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes. What's his name? Koks jo vardas? Primirš. I don't know, John. You're the one talking. Do you remember his name? I don't remember his name. Aš dabar negaliu atsiminti jo vardą. But well known, Bet jis labai žymus. which explains why my son wanted to be there. Ir tai paaiškina, dėl ko mano sūnus ten norėjo būti. Which also explains why I wanted to leave. Ir tai paaiškina, dėl ko aš norėjau išeiti iš ten. So I was standing at the back, minding my own business. Ir aš sėdžiu, stoviu tam gale, užsiėmę savo reikalais. They had been about 30 minutes into the concert. They'd Ir buvo gone about maždaug 30 minutes. pusvalandis, kaip tas koncertas buvo prasidėjęs. And you know what happens in the first 30 minutes? Ir žinot, kas vyksta pirmus 30 minučių. Those are the songs to get everybody excited. Tai yra tos giesmės, kurios visus užveda. Worship team uses that to get people to forget. Ir šlovinimo komandos tai naudoja, kad žmonės tiesiog užsimirštų. You know what I mean? The moms and the dads are fighting, the kids are fighting, and they use those ha-da-da-da Kai songs. tėvai su tarpusavį ir vaikai turi kažkokių konfliktų ir štai yra tokia muzika linksma, kur ploja rankom, šokinėja. Have you ever wondered that about church services? Why they're so at the beginning? Ar pastebėjot, kad bažnyčioje pradžioje būna va tos tokios giesmės, kurios tokios linksmos, ploja rankom? Huh? And do you know how it turns? Then suddenly the service turns, and then you start talking directly to the Lord. Ir pastebėjote, ne, kaip tarnavimas tada pakrypsta į kitą linkmę ir tada visi pradeda bendravimą su viešpačiu. What I call horizontal songs, Aš tai vadinu horizontaliomis giesmėmis, which are all about us. kurios yra apie mus. I can run through a troop, I can leap over a wall. Aš galiu kalnus nuversti ir taip toliau. I'm blessed to be a blessing. Aš esu palaimintas, kad laiminčiau kitus. All those songs that are all about earth. Ir visos tos giesmės yra apie žemę. And then there are the vertical songs Ir yra toliau vertikalios giesmės, that speak directly to Him. kur kalba tiesiai jam. Lord, you are worthy to be worshipped and honored and glorified. Viešpatie, tu esi vertas būti išaukštintas ir pašlovintas. It's when the congregation gets their eyes off of themselves and onto Him only. Ir kai bendruomenė patraukia savo akis nuo žemės, nuo savęs į viršų. The concert was just at that point where they had gone 30 minutes with the horizontal and they were about to go vertical. Ir vat tas pusvalandis buvo praėjęs, kai iš horizontalios padėties jie pradėjo kilt į vertikalę. I'm standing at the back, Aš stoviu gale, my eyes wide open, mano akys plačiai atmerktos and Jesus comes walking around the sound booth. ir matau, kaip aplink tą garso sistemą įeina Jėzus. I was as surprised as anyone. Ir aš sako, nustebau, taip. And he said, I want to teach you about worship. Ir jisai pasakė, sako, aš noriu tave pamokyti apie šlovinimą. I'm standing with my back against the wall, and he's standing right there. Ir sako, aš nugarą atsukęs į sieną, o jisai štai priešais mane stovi. My eyes were opened to his realm. Mano akis buvo atvertos į jo karalystę, jo
buveinę sferą. I saw the natural world around me. I still saw the concert. I saw everything going on. Aš tuo pačiu metu mačiau, kas vyksta natūraliai, tai yra koncertą, salę, But my eyes were open to his realm as well. bet mano akys buvo atvertos ir į tą jo erdvę. As soon as he came and stood right by me, Ir iš karto, kai tik jis atėjo ir atsistojo prie manęs, I saw over the congregation what appeared to be a column of fire. ir iš karto aš virš bendruomenės pamačiau tokį kaip ugninį stulpą. It was like a large tree almost, except it was all fire. Tiesiog buvo tokia kaip didžiulis Like the medis. trunk of a tree. Tiesiog kaip tas kamienas medžio. The people were worshiping vertically. Ir žmonės buvo šlovino vertikaliai. Have you ever seen a tree trunk, how the roots go out from the base a little bit? Jūs tiesiog įsivaizduokit, kaip auga medžio kamienas ir šaknis po to jau į kraštus taip išsidriekia. It goes up like this, along the ground, and then suddenly it goes vertical. That's what the fire was doing. It was coming from the people and going up into a vertical column of fire straight to the Lord. Ir lygiai tas pats buvo ir su šlovintojais, kad tos liepsnos, tie liežuviai, ar ne, jie ėjo iš žmonių ir susijungė į tą tokį vertikalų stulpą. And it began expanding, Ir jis tada pradėjo plėstis. covering almost all 1,500 of the people. Ir padengė apie 500 žmonių. Around 500? 1,000. Padengė 1500 žmonių. And it would expand and contract as the intensity of the worship. Ir priklausomai nuo to šlovinimo intensyvumo, tas stulpas tai susitraukdavo, tai išsiplėsdavo. And the Lord said, "Do you see this section over here? Ir tada Viešpats pasakė, ar tu matai va tą sekciją? There are people here who need delivered from drugs. Tai yra žmonių grupė, kuriems reikia išlaisvinimo iš narkotikų. And I'm calling for a solo on the guitar. Ir sako, aš dabar kviečiu solo gitarą And the anointing on that music ir patepimą lieju ant to muzikanto, will drive those demons." kad išvarytų tuos demonus. Not more than 10 seconds later, Ir nedaugiau kaip už 10 sekundžių the worship leader starts a guitar solo. Šlovinimo lyderis pasima gitarą ir pradeda solo. The drums are silent, the keyboard is silent, Būgnai, klavišiniai nutyla. and I see fire going out from the strings of the guitar in a shallow arc over the congregation to hit right in that section that the Lord had pointed to. Ir tada aš pamačiau, kaip ta ugnies toksai puslankis nuo tos gitaros nusidriekė į būtent tą sekciją, apie kurią Viešpats kalbėjo. A distance of maybe 15 or 20 meters. Just. Maždaug 15-20 metrų atstumu. When that happened, I suddenly saw demons come up out of people, Ir kai tai įvyko, aš tada pamačiau, kaip demonai iš tų žmonių pradėjo lėkti. and they had their hands around the minds of every single person that was there. Mačiau, kaip jie laikė savo rankas ant kiekvieno žmogaus, kuris buvo toj vietoj. Can I get a stand so I can use my hands? It's hard for me to talk without using my hands. I'm worse than Steve Queen, a friend of mine. Thank you, sir. That'll work. Close enough. Thanks, Steve. Now you feel tall. That's good. Okay. So imagine Taigi įsivaizduokite, their fingers stretched like rubber bands. jų pirštai ištyso kaip guminiai. And they stretched out like giant rubber bands, like 3-4 meters long, Yeah. screaming. Tie pirštai kaip guminiai išsitempė 3-4 metrų ilgio ir jie pradėjo klykti. They had their hands like that, Jie taip laikė rankas ant but they galvų. were stretched. Ir tada jie buvo ištempti. And as he continued to worship, Ir kai jis tęsė šlovinimą, suddenly it was like letting go of that rubber band. It was like letting go of the rubber band. They went, ah! ir jie tada tiesiog paleido tuos savo guminius pirštus.
Actually, it was much more blood-curdling scream than what I just did. Ir tai buvo daug žiauresnis klyksmas, negu aš dabar išleidau garsą. And I saw them go off into darkness. Ir tada mačiau, kaip jie pasišalino į tamsą. Then the Lord said, do you see this section over here? Ar tu matai dabar kitą sekciją? There are people who are depressed and even contemplating suicide. Tai yra žmonės, kurie yra depresuoti ir mąsto apie savižudybę. I'm calling for a drum solo. Ir sako, dabar aš šaukiu būgnus. Watch what happens. Sako, stebėk, kas vyks. Pretty soon the leader quits his playing, Ir lyderis nustoja grot. points to the drummer and says, just take it. Ir tada atsisuka ir parodo į būgnininką ir sako, perimk. Same thing happened with the fire and the drums and the demons. Lygiai ta pati situacija su demonais ir su tuo muzikantu. And then what happened? Ir kas tada įvyksta? There we go. It was pretty amazing. Labai The nuostabu. Lord just stood there Viešpats atsistojo ten with his eyes closed. užmerktomis akimis. I mean, I was looking past his left ear. He was standing right there and I'm looking past him. Ir sako, aš stoviu šone ir žiūriu jį. And the worship just intensified. Ir šlovinimas tiesiog suintensyvėjo. That column of fire expanded all the way out to almost the edge of the very edge of the Ir tas congregation. ugnies stulpas, sako, išsiplėtė iki kraštų, bendruomenės kraštų. The worship was just vertical, just all about the Lord. Šlovinas buvo tik vertikalus. And then suddenly, one of the associate ministers got up on the stage. Ir staiga vienas iš tarnautojų atėjo ant scenos. He said, "Wasn't that wonderful? It's time now to receive the tithes and the offerings." Sako, argi nenuostabus laikas buvo dabar, laikas paaukojimam ir dešimtinėm. That column of fire just went and disappeared. Ir tada tas visas ugninis stulpas tik susitraukė ir pranyko. And the Lord opened his eyes and turned to me. Ir Viešpats atsimerkė, atsisuko į mane. He says, "This type of thing happens often in my churches." Ir sako, tokio tipo atsitikimai, dalykai vyksta labai dažnai mano bažnyčiose. And he said, Ir jis pasakė, "I'm leaving aš išeinu and I won't be back." ir aš negrįšiu. And with that, he took 2 steps and left. Ir tada jisai žengė porą žingsnių ir pranyko. The minister said, talked about the worship guy. He said, "He'll be back in about 30 minutes." Tada tarnautojas sako, tai šlovintojai grįš už kelių minučių. They went into a 20-minute sermon message. Tada jie 20 minučių pamokslavo. At least 40% of the congregation left. Apie 40 bendruomenės narių išėjo. 40, atsiprašau, procentų. So that when he resumed playing for another 35 or 40 minutes, most of the seats were empty. Ir kai jie grįžo jau prie to šlovinimo, apie 35 procentai kėdžių buvo tuščios. And they just couldn't get going again and kind of shut it down. Ir jie jau negalėjo įsivažiuoti, jie tiesiog buvo priversti baigti. What I find among people in house church is that they want to continue. Ką aš matau namų bažnyčiose, kad žmonės jie tiesiog nori tęsti. They don't want the 4 songs cut out. They want to continue that worship. Jie nenori, kad po 4 giesmių būtų nutrauktas šlovinimas, bet kad jis tęstųsi. One time the Father told me this, "Do not be afraid of the silence. Vieną kartą tėvas man pasakė, nebijok tylos Let the people worship." ir leisk žmonėms šlovinti. I find it's in those quiet moments oftentimes when the Lord does the most work. Ir aš pastebėjau, kad tais tyliais momentais Viešpats daugiausia padaro žmonių gyvenimuose. But worship is only one element of it. Ir šlovinimas tai tik vienas to elementų. We've had times where I was leading a house church meeting. Buvo toks momentas, kai aš vedžiau namų susirinkimą. But let me tell you, I am a worshiper, but I am not a worship leader, so to speak. Kitaip tariant, aš esu šlovintojas, bet ne šlovinimo lyderis. And I just had nothing in my spirit about worship for that day.
Ir tą dieną, sako, aš neturėjau savo dvasiai nieko apie šlovinimą. So I sent an email to people that I knew would be coming. Ir tada nusinčiau elektroninį laišką žmonėms, kurie žinau, kad ateis. I said, everyone who wants to, bring a CD with 1 or 2 songs that you want to play, and maybe you can bring a CD player. Aš tiesiog parašiau, kad kiekvienas tegu išsirenka giesmę ir atsineša į kompaktą ir galbūt kompaktų grotuvą. So that morning we had about 6 people who brought CDs and CD players. Tai tą dieną buvo apie 6 žmonės, kurie atsinešė kompaktų ir grotuvų. My wife and I had a couple of songs that we had selected. Mes su žmona taip pat turėjom išsirinkę porą giesmių. And I said, you know what, I'm going to play these 2 songs on the CD player. Aš sakau, žinai, aš tuo grotuvu pagrosiu porą giesmių. As that last song, as that second song ends, if you feel led, whoever feels led next. Ir tiesiog pasakiau, kai baigsiu aš tą antrą giesmę, kiekvienas, kuris jaus vedimą, tiesiog įsijunkite. That you'll bear witness in your spirit that your songs will fit there spiritually. Ir tu dvasioje jauti, kad tavo tos giesmės įsiklijuos į tą ritmą. Then hit the play button. Tada paspausk mygtuką. That morning we went through 10 or 14 songs. Ir tą rytą mes grojom, leidom nuo 10 iki 14 giesmių. One after the other. Vieną paskui kitą. Each going deeper in the spirit, and then lighter, and then deeper, and it was deep worship. Ir tai buvo gilus šlovinimas, tiesiog ėjimas gilyn ir platyn. You can be creative. Jūs galite būti išradingi. It's amazing. Tai yra It's nuostabu. amazing. Let's keep shrinking on me. Thoughts about worship? I haven't even started yet, but Tai tiek apie any šlovinimą. thoughts or questions about worship? Galbūt kažkokių minčių ar klausimų turėtumėte. Even worship can be turns leading worship. Netgi šlovinimas gali būti tai tiesiog keičiantis. Yeah, I'll have to work around that. Sometimes we'll have someone in house church who is skilled in keyboard or guitar. Gali būti taip, kad kažkas namų bažnyčioje yra įgudęs grot gitarą arba klavišiniais. And it seems every single week then they end up leading worship. Ir taip būna, kad kiekvieną sekmadienį jie baigia šlovindami. And it just becomes the auditorium all over again. Ir vėl tampa auditorija. So we encourage them, just because you have a keyboard does not mean you have to play it. Noriu padrasinti, kad jeigu tu turi tą sintezatorių, tai nereiškia, kad ir tu kiekvieną kartą turi grot. It's okay to 1 week have a keyboard. Yra visiškai viskas tvarko, jeigu tu vieną savaitę grosi klavišiniais. The next week a Bluetooth player. Kitą savaitę gal Bluetooth'u. And the next week somebody else brings a CD. O kitą savaitę gal kažkas kompaktą atsineš. Be creative. Būkite išradingi. The best situation is this. Geriausia situacija yra ši. And the way it is supposed to be is this. Ir štai kaip turėtų būti. That worship is in our hearts. Šlovinimas yra mūsų širdyse. And any instruments accompany the worship in our heart. Ir bet koks instrumentas tiesiog palydi mūsų tą šlovinimą, kuris plaukia iš širdies. The guitar, the keyboard should not lead the congregation, but rather the congregation leads the instruments. Ir ne gitara ar klavišiniai turi vesti bendruomenę, bet priešingai. Šlovinimas turi vesti gitarą ar klavišinius. Even in house church, if you have someone leading with the guitar, Netgi namų bažnyčia, jeigu turit kažkas, kas groja gitarą, they can sense if the people want to continue worship and if the Holy Spirit wants to continue in worship. jie dvasiai gali jausti, kad bendruomenė nori dar tęsti šlovinimą. And they can just keep flowing Ir jie with tiesiog the gali guitar. tekėti su gitara. Maybe not even with words. Galbūt netgi ne be žodžių. Maybe just playing the guitar Tiesiog skambinant gitarą. to accompany the worship coming from the people. Tiesiog palydint tą šlovinimą, kuris plaukia iš žmonių.
You understand the concept? Ar suprantate konceptą? Does that make sense? Ar tai turi jums prasmės? Let me share 7 points. Let me see, and then 7 points, and then what, we may have a break or something? Dabar pasidalinsiu 7 tokius punktus ir tada gal turėsim pertrauką. You've been sitting longer than I have, so let me go through 7 points pretty quickly about. Labai greitai, nes jūs čia jau sėdite ilgiau negu mes. These are 7 characteristics of a healthy house church. 7 sveikos namų bažnyčios charakteristikos. The first may sound very, very elementary, but it's important. Pirma, galbūt labai paprasta, bet jinai yra labai svarbi. Attendance is voluntary. Lankymas yra laisva valia. Now, if you're a child, that rule doesn't apply. Jeigu tu esi vaikas, ši taisyklė negalioja. But here's the situations that we've seen in house church. Bet štai kokias situacijas, kokias mes namų bažnyčioje matome. There was a house church that had a man who was addicted to heroin. Buvo namų bažnyčia, kurioje žmogus buvo priklausomas nuo heroino. But his relatives were in attendance of one of the house churches. Bet jo šeimos nariai lankė namų bažnyčią. And they practically dragged him by the collar or ear to be in house church every single time. Užtverno ir už ausies į kiekvieną kartą tempdavo, tįsdavo į namų susirinkimą. You should want to be there. Jūs turit norėt būti ten. That insistence upon bringing the drug addict relative to house church brought down the whole house church. Ir tas toksai priverstimas, tas toksai prievartavimas to narkomano į namų susirinkimą beveik sugriovė tą bendruomenę. Because as far as I know to this day, he's still hooked on heroin. Ir kiek aš žinau, tai jis po šiai dienai vis dar vartoja heroiną. And he was worked with and worked with and worked with to bring deliverance. Ir su juo buvo dirbama ir dirbama, kad ateitų tas išlaisvinimas. But there came a point where the relatives had to say, I can't drag you to house church anymore. Ir atėjo momentas, kada tie šeimos nariai pasakė, viskas, mes jau daugiau negalim tavęs. Now let me give you another situation. Dabar pailiustruosiu kitą situaciją. There was a young lady in one of the house churches. Buvo tokia jauna moteris namų bažnyčiai. When she was 15 or 16, she gave a baby up for adoption. Kai buvo 15 ar 16, jinai atidavė vaiką įvaikinimui. Then she came to the Lord. Ji atėjo pas Viešpatį. But emotionally, she missed the child she had given up for adoption. Ir emociškai jinai neteko to vaiko, kadangi jį atidavė įvaikinimui. She met a young man who did not believe in the Lord. Jis sutiko jauną vyrą, kuris netikėjo Viešpačiu. Became pregnant. Tapo nėščia. Moved in together with him. Pradėjo kartu gyventi. A few months went by. Ir praėjo keli mėnesiai. Then he and she show up at a house church. Ir štai jie pasirodo namų bažnyčiai. He's not a believer. Jis netikintis. She's showing her pregnancy. Ji jau su pilvu. But she says, I've returned to the Lord. Ir sako, aš grįžtu pas Viešpatį. Attendance is voluntary. Lankomumas neprivalomas. She wants to be there. Ji nori ten būti. Her boyfriend was curious. Jos vaikinui buvo įdomu. So there was a meeting. Ir buvo susirinkimas. What do we do with this young girl? She's 19 by this time, 19 or 20. Tuo metu buvo apie 19 metų, ką su ją veikti. Some said we should ask her not to come anymore. Kažkas pasakė, reikia paprašyti, kad jinai daugiau nesugrįžtų. She's living with the guy, he's not a believer, and she's pregnant. Why should she come to house church? Ji yra nėščia, jinai gyvena nesusituokus ir jos draugas netikintis. Tai kodėl jai čia sugrįžti į namų bažnyčią? But she wants to be there. Bet jinai nori būti čia. He wants to be there. Jis nori būti.